10 taškų jau ir atsipalaidavom ir viską, ir varžovai pataikė ir taip gavos. Na, žodžiu, varžovai lėtas, pagrindinis dalykas, kas lėmė tada įtemptas varžybas, tai buvo atsipalaidavimas 4 kėliny. Jeigu būtume neatsipalaidavę, būtume visas 40 žaidę, tai manau, tas rezultatas toks ir būtų likęs. Na, aišku, ir varžovai reikia pagirti, kad įmetė metimus ten tikrai super. Grybomės nuo pradžių, ten kažkaip, bet nebuvo to užsivedimo, gal kažkaip poroj momentų gal mums pasisekė, šiek tiek atlošėm taškų ir tada jau gal visi kažkiek užsivedė labiau, bet šiaip iš tikrųjų nuo pat pradžių kažkokio trūko užsivedimo didesnio, darbo gynyboje ir būtų tas rezultatas galbūt buvęs truputėlį kitoksai. O dabar, nežinau, mes per pirmus 2 kėlinius praleidom 60 taškų, tai kokią gynybos sistemą tu besiginsės, kiek negali praleisti. Mes nesudirbom nei asmeniškai, nei aikštės gynybą nieko. Labai gerai, iš tiesų antrą kartą prieš tą pačią komandą laimėjom. Neturėjom tiek daug aukštų, darytose varžybose turėjom Pimšą. Buvo žiauriai sunku, bet gerai, lemiamus metimus tokius pasitaikėm ir sutvarkėm su jaudu. Klas. Iš tiesų visi labai draugiški, labai gerą komandą subūrėm. Tikiuosi ir ateityje išlaikysim ir tęsim čia tą pergalių seriją. Kovingumo pritrūko, bet gal per daug klaidų darėm pirmų ir tokio atidavėm. Visą laiką buvom prisivyję ir padarydavom paprasčiausiai 2 klaidų ir taip ir gavosi, paprasčiausiai. Iš tikrųjų čia, galiu pasakyti, priekinė linija buvo silpnesnė, bet nežinau, man nesisekė asmeniškai ir aš gal komandą pristabdžiau asmeniškai, gal prisėmiau aš atsakomybę.